Sveiki, esu Ieva Tamošiūnienė. Jau kovo 11-ąją kviečiu visus atvykti čia, į Dūmų fabriką, kuriame socialinė iniciatyva Skirtingos spalvos organizuos renginį mažiesiems iš didelių rankų. Jo metu kiekvienas iš jūsų galės numegzti pirmąją tautišką dovaną – pleduką mažiausiam Lietuvos gyventojų ankstukui. Numegzti pledukai pasieks ankstukų šeimas tiesiai iš jūsų rankų ir dar labiau sušildys jų pirmasias gyvenimo dienas. Taigi, pradėkime pamoką, kaip numegzti pleduką. Ir visų pirma, ko mums reikės? Tai yra 3 spalvų siūlai. Aišku, tautiški siūlai, geltona, žalia, raudona spalvos mums puikiai dera, štai va čia matote pavyzdį. Taigi, siūlus naudojame Alize firmos Puffy. Būtinai turi būti Puffy. Jeigu kalbam apie būtent konkrečią spalvą, tai spalva yra 216 geltona, 532 žalia ir 56 raudona. Taigi pradėkime nuo raudonos spalvos. Ką mes turime padaryti, tai visų pirma išsilyginti siūlą. Kaip matote, jie dabar yra pakankamai nelygus ir susilamdę. Pasidedame juos prieš save. Tai yra labai svarbu daryti tiesiai lygiai ant stalo, dėl to, kad mes, jeigu laikysime rankose, tai jie dar labiau gali apsisukti ir tada mezginys tiesiog bus negražus. Tai mūsų pirma užduotis yra čia pasilikti papildomą siūlo. Tai kaip matote, reikia nutraukti vieną dalį. Čia galima naudoti ir žirklės, aš tai darau rankomis, ir pasilikti tiesiog va tokį siūlo gabaliuką. Toliau pasidedame siūlus ir skaičiuojame 32 kilputes. Taip, tai kai mes išsitiesinsime visą bendrą ilgį, pradedam skaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ties šia vieta turime pasilikti savo pirštus, kadangi jeigu pamesim, tai tada tiesiog netitiks mūsų ilgiai. Dabar, ką mes darome? Šitą antrą eilę vėl išsitiesiame ir pasidedame priešais save, kad būtų patogiau paimti. Dabar žiūrėkite. Čia yra svarbi dalis. Paimam šitą siūlą ir tiesiog perneriame kilputę štai taip, į viršų. Dabar prilaikydami su kita ranka pasiruošiame antrą eilę ir tiesiog šitą veiksmą kartojame toliau dar visą eilutę iki pat pabaigos. Vėl perneriam ir prasideda, gaunasi mums pinutė. Dar kartą perneriam. Štai, jau 3. Į ką labai svarbu atkreipti dėmesį, čia apačioje, štai pavyzdžiui čia, matosi persisukusi kilpelė. Ją mes turime taip atsukti ir ištiesinti, kad ji būtų tiesi ir mezginyje nesimatytų. Taigi pereiname prie sekančios eilutės. Paskutinę kilpelę perneriame, tai 32. Ir dabar vėl pasiruošiame siūlą. Ir kaip matote, mūsų trečia eilutė prasideda tiesiog įprastai, vėl perveria kilpelę ir tada veriame toliau. Dar vienas pavyzdys.
kaip nereikėtų daryti. Iškart matosi, kad ši kilpelė yra persisukusi, tai mes ją nuėmam, ištiesinam tai, kad ji būtų tiesi ir tada perveriame. Viena iš dažnai pasitaikančių klaidų, kad būna praleista viena kilpelė, matot, ji yra pasilikusi ir jeigu mes dabar toliau megztumėm, kitoj pusėje jinai tiesiog liktų viena. Tai dėl šios priežasties, kad taip nebūtų, turime jau esamas kilpeles išardyti ir tą kilpelę pranerti iš naujo. Taigi, raudoną spalvą turime iš viso numegzti 6 eilutes. Kaip jas paskaičiuoti, tai labai paprasta. Tiesiog skaičiuojam štai va tokiam linijom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kadangi baigėme pirmąją dalį, dabar turėtume atkreipti dėmesį į klaidas, kur minėjau prieš tai. Jeigu kartais matote, kad nors viena kryptelė yra persisukusi, tai galite paprastai tai pataisyti. Pavyzdžiui, štai čia, reikia iš arti parodyti, štai čia yra persisukusi kryptelė, kuri aiškiai matosi, ką mes darome. Tai tiesiog toje eilėje, tame strypelyje, išardome mezginį, atsukame kiltelę taip, kaip jie turi būti ir suneriame viską atgal. Štai. Štai dar vieną persisukus krytelę. Gerai, pataisėme ją. Suneriame atgal. Dabar toliau šitą procesą tęsime su žaliais siūlais. Tad turime nutraukti siūlą. Turime pasilikti siūlo surišimui. Tad čia turime traukti šitą vietoj. Kaip ir minėjau, čia galime naudoti žirkles. Štai. Čia yra pakankamai siūlo mums pakeisti. Nutraukim šitą vietą. Ir dabar imame žalią siūlą. Jo taip pat turime pasilikti, kad galėtume užrišti. Tiesiog surišame siūlą, kad viena kilpelė, kad žalia kilpelė būtų šalia raudonos kilpelės. Labai stipriai šitoje vietoje nereikėtų veržti, dėl to, kad siūlas yra pakankamai plonas ir gali nutrūkti. Štai mes sujungiam siūlus ir tiesiog tęsim darbą toliau. Lygiai taip pat, kaip ir darėm prieš tai.
dar kartą pasiskaičiuojam, kiek turime eilučių. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atėjo metas keisti siūlą. Vėl kartojame procesą iš naujo. Nutraukiame. Imame geltoną siūlą. Taip pat pasiruošiame. Ir surišame kuo arčiau. Trumpas. Tęsime mezgimą toliau. Noriu atkreipti dėmesį, kaip ir minėjau anksčiau, kad gali atsitikti taip, kad jūs suklydote. Ir štai čia liko viena kilputė, tarsi niekam nepanaudojama. Tokiu atveju, kad ir kaip būtų gaila, mes turim išardyti mezginį ir grįžti prie tos kilputės, kurią buvome praleidę. Mezginiai ardosi gana lengvai, tiesiog taip paprastai ištrautum kilpeles. Išsiardom. Ir atėjome prie tos kilputės, kurią buvome praleidę. Tiesiog vėl iš naujo viską sumetam, nepraleisdami tos kilputės. Štai šioje vietoje lieka kilpelė, kurią mes praleidom. Tai ką mes dabar darom, turim atrišti šitą mazgą ir surišti jį iš naujo iki tos kilpelės, kuri yra paskutinė sulegsta. Taigi atrišame siūlus. Ta kilpelė, kuri liko papildoma, mes nutraukiame, kad jinai būtų lygyva, štai tokia. Ir tiesiog surišame vėl, kad būtų geltona kilpelė šalia žalios. Ir tęsime toliau. Ir dabar paskaičiuokim dar kartą, kiek eilučių turime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 eilutės. Ir atėjome į pabaigą. Tai ką darome dabar? Visų pirma, dar noriu kartą priminti, kad jeigu matote kažkur persisupusias kilpeles, kaip pavyzdžiui čia, turime jas nukabinti tiesiog, ištiesinti ir uždėti atgal.
Tai atkreipkite dėmesį, gerai apžiūrėkite savo mezginį, nes realiai kilpeles galite išardyti iki pat apačios, jeigu matot kažkur padarytą klaidą. Dabar užbaigimui, ką mes darome? Iš dešinės į kairę sumezgame kilpeles nenaudodami jokio papildomo siūlo. Tai paimame tiesiog kilpelę ir per pirmąją kilpelę perveriame antrąją. Tada per antrąją trečiąją ir taip iki pat pabaigos. Mes turime pleduką. Kokie dabar yra paskutiniai mūsų žingsniai? Šitos siūliukus mes turime paslėpti. Tai darome labai paprastai. Kaip matote, galim tiesiog perverti jum patogiais būdais. Aišku, šitas galiukas liks. Šiaip iš esmės, jeigu darytume, tai galėtume jį uždeginti su degtuku ir prilipinti. Tačiau, kadangi šis mezginys bus skirtas ankstukams, po nudeginimo šiek tiek gali likti aštrus galiukai, tai dėl to nedarysime. Geriau perversime ir paslėpsime tarp kilpelių. Ir tiesiog aš manau, kad ankstukų mamytės galės tos siūliukus vėliau pasislėpti, jeigu kartais jie ir vėl pasirodyti. Tai štai, koks yra baigtas mezginys. Čia dar tos galiukus paslėpsim. Tai štai mūsų galutinis rezultatas – trispalvis pledukas. Noriu paminėti, kad jeigu kartais nuspręstumėt ar nerastumėt siūlų būtent šitų spalvų, galite rinktis ir vienos spalvos. Tai visas procesas kartojasi lygiai taip pat, tiesiog mums nieko nereikia nutraukti ir nereikia keisti siūlų. Jeigu norite pasitikrinti, ar teisingai atlikote, šiaip pagal išmatavimus šitas pledukas turėtų būti maždaug 60 ant 60 cm. Tai toksai nedidelis kvadratas. Numezgus pleduką, jį paruoškite išsiuntimui. Pleduką supakuokite saugiai, sandariai ir išsiųskite jį nurodytais siuntimo būdais. Visą siuntimo informaciją rasite www.skirtingospalvos.lt. Ir belieka dar kartą priminti, kad visų labai laukiame kovo 11-ąją Dūmų fabrike Vilniuje renginyje mažiesiems iš didelių rankų. Iki pasimatymų.